Diena. Labas. Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau jūsų paklausimą. Tai noriu pasakyti iš karto, kad esu ne medžiagų tiekėjas, ne rangovas, jums nepardavinėsiu, nesiūlysiu nieko, tiesiog padedu žmonėms susigaudyti, kaip su mažiausiomis išlaidomis turėti geriausią ekonominį rezultatą, šiltinant namus ir išsaugant šilumą namuose. Tai aš matau jūsų paklausimą, jūs domitės apie rąstinio namo šiltinimą, taip? Mano vardas Robertas, kaip į jūs kreiptis? Raimantas. Malonu, Raimantai. Tai dabar žiūrėkit, Raimantai, jūs bendrai tokį klausimą užrašėt, rąstinio namo šiltinimas, kas geriausiai būtų. Tai noriu pasakyti pirmiausiai, kad visada reikėtų pradėti nuo problemos, ką jūs norite išspręsti. Tai dabar tas rąstinis namas yra jau senas, pagyvenęs ar naujas pastatytas, kokiam stovį jisai dabar yra. Gyvenis. Gerai, tai dabar. 48 metų atrodo statybos. Aha, supratau, tai susistovėjęs jau namas, viskas tvarkoj. Dabar toliau, Raimantai, žiūrėkit. Pirmas dalykas, ką jaučiat tame name, kokį trūkumą jo norit išspręsti. Būtent tuo dalyku. Vieni žmonės sako, noriu fasadą tvarkyti, viską, tai sako, tuo pačiu norėčiau ir apšiltinti, nors, sako, namas ir taip šiltas. Tai kiti sako, aš namas nėra šiltas, man reikia kalti. Problema ką, aš dabar nežinau, nes viena firma, vienaip šneka, kita firma, kitaip šneka, kita firma dar kitaip šneka. Taip yra rinkoje visada šitai. Yra, manau, užsimedieną aš fasadą, ne fasadą, vystytų, sakau, nebėjęs išlyginu sienas, vieni patarė pūst povata, kiti tom atvirom polipromadanų kopėm. Poliuretano. Jo, supratau. Tai dabar pirmas dalykas, jūs norit namo ekonomiškumo ir šiltumo. Tada. Kas geriausia, kuo geriausia šilta. Taip, bet dabar jūs norit šiltinti namą, o kalbat tik apie sienas. O pirmas prioritetas ir šilumos didžiausi nuostoliai name yra ne per sienas dažniausiai, o per viršutinę konstrukciją. Jūs puikiai žinot, kad sušildytas oras pirmiausiai kyla į viršų. Ir pirmiausiai jis remsis į lubas. Viskas apšildyta. Viskas sutvarkyta. Bet aš kai dabar, kai nulupau senas lentas nuo to namo, tai čia pamačiau, kad jis kiauras kairys. Supratau. Bet dabar. Pavyzdžiui, kaimynas irgi tokio pačių metų. Bet jis sikeitė stogą, bet paskui atvažiavo meistrai, tai jam stogą rėmė, pjaustė susi gabalais, tai darė karkasinį, kad stogų nereikėtų valdyti naujai, tai jam darė iš vidaus stogų, viską rėmė ir susi darė karkasinį. Jo, supratau. Aš neturiu tokių finansų. Tai aš sakau, įsivalysiu tuos tas vietas, nes aš pas save sodybų šitai patiko turėjau. Supratau, Raimantai. Dabar žiūrėkit, ką noriu jums pasakyti. Žmogus dažnai sako, aš susiduriu ekspertizės darydamas, susiduriu su tuo. Žmogus sako, aš ten lubas sutvarkęs, viskas pas mane idealiai tvarkoj. Bet jeigu mes nepatikrinom sandarumo, o darėm tik tai taip, kaip įprasta daryti, va tas sudėta plėvelės, ten kažkokios dėtos, viskas tvarkoj, o kada daromas sandarumo testas, pasirodo, kad ten tiek plyšelių ir eina kiaurai ir labai dideli kiekiai šilumos. Tai aišku, jeigu sienos labai kiauros, tai sieną sutvarkius jums pasijaus, bet vis tiek didelė dalis šilumos gali keliauti per viršų. Tai kol. Šviežiai keistis, nenuvalyti tie seniai spaliai, nusivalyti spaliai, nes šiltinės iš vidau. Aš šilumą man net neišėjo, o šiek 50 cm apšiltinės. Gerai, o apšiltinės tai ką reiškia? Vata, kad sudėta, tai nereiškia apšiltinimas. Tai net ne į tą pusę, kad apšiltinimas, nes vata yra kiaura medžiaga. Tai supraskit, kad USB plokštės per save laidžios orui nelabai daug, bet per sandūras tai kiaurai, o vata iš vis nelaiko oro. Jinai visiškai, tai šiltas oras, jeigu jis nepadarytas specialus papildomas sandarinimas iš vidaus prieš vatą, tokiu atveju ten eina kiaurai viskas.
Tai čia negalima skaityti. Taip yra šiek tiek sandariau, jau jeigu kažkiek daryta, tai kažkiek sandariau, bet reikėtų patikrinti, pasižiūrėti. O šiaip iš vidaus 10 cm viršutiniai konstrukcijai tai yra, mizeris, tai yra mažai iš tikrųjų. Tai vat reikėtų su lubom pasižiūrėti. Aišku, tai vat tą aš atkreipiu dėmesį, jeigu jūs jau darysit, tai būtų gerai tiesiog iš palėpės pusės padaryti viską pilnai sandariai. Ten. Taip, teisingai. 10 centimetrų. O 40 cm tai jau nemažai. Tai ten galbūt jau labai didelių problemų su lubom neturėtų būti. Tai dabar jeigu eiti toliau apie sienas. Jeigu sienos ir tarp rąstų, aišku, kad ten jeigu senas namas, tai tarp rąstų, jeigu ypatingai buvę dar tvarkyti tie rąstai, papuvę buvę, tai ten, aišku, sandarumo nėra. Dabar toliau. Taip, jeigu mes šiltinsim su medžiagom, kurios nedaro pačio sandarumo, tai yra, pavyzdžiui, vatos, jos kiaurai leidžia orą grinai per save, tai tokios medžiagos turi būti papildomai sandarinamos. Iš vidaus turi būti garo izoliacija, tai reiškia nepraleidžia nei oro, nei vandens garų, pilnai užsandarinta turi būti, o iš išorės turi būti vėjo izoliacija. Tai reiškia, kad nepraleidžia iš lauko šalto oro, bet iš vidaus garus turi išleisti. Tai va šitokiais dalykais. Dėl to toks klausimas kilo, kad geriau, ar ekovata, ar tos, kaip tos. Poliuretano putos. Tai suprantu dabar. Tai dabar aš jums pasakysiu tuos du dalykus. Pirmiausia, ekovata tai yra biri medžiaga, tai yra celiuliozės pagrindu padaryti miltai tokie ir jie yra visiškai kiauri. Ir todėl jie taip pat nenaudojami, va šita ekovata kaip medžiaga nenaudojama be garo izoliacijos iš vidaus ir vėjo izoliacijos iš išorės. Tai o paprastai rangovai. Nebėrė, o šlapiųjų būdų. Nesvarbu, kokiu būdu jūs uždėsit, jį vis tiek šita medžiaga leis jums orą kiaurai. Ir rangovai sako, nereikia jokių nieko, aišku, neuždėsit nieko, tai kada uždėjot nors kažką ant sienos, vis tiek orui sunkiau praeit ir kažkoks efektas bus, bet tai yra mizeris palyginus su tuo, koks iš tikrųjų turėtų būti. Todėl, mokant šiek tiek pigiau, jūs prarandat labai daug resursų po to eksploatuodami. Tai šita medžiaga, plus aš jums atsiųsiu laišką iš ekspertai LT puslapio, čia galima parašyti jums laišką, aš atsiųsiu su nuoroda pasižiūrėti apie tai, kas yra iš tikrųjų ta medžiaga ekovata. Tie visi užpildai, kurie dedami į tą pluoštą, jie yra tikrai nenaudingi žmogui, atvirkščiai jie yra pakankamai žalingi, todėl šita medžiaga realiai rinkoje negalėtų būti naudojama iš vis. Tai va čia reikia labai rimtai pasižiūrėti. Toliau, jeigu... Taip. Tai aš apsipūčiau ekovata prieš kokius 9 metus galbūt. Kai žadėjai, kad neis nei pelės, nei skrusdėlės, nei jokių apžiai, bet jie kaip eina, taip ir eina. Tai va, matot, jeigu mes tikim tik tai tuo, ką pasako pardavėjas, tai dažniausiai, greičiausiai mes turėsim problemų už tai, kad pardavėjas niekad nepasakys, kad aš čia tau tokį šlamštelį pigiai įkišiu dabar, tu tik mokėt pinigus ir viskas bus gerai. Tai šitaip jis nekalba, jis sakys labai gerai, viskas bus tvarkoj. Tai čia yra pardavimas, čia yra rinka šitaip. Todėl tikėti vien tuo, ką sako pardavėjas, negalima. Jeigu jisai kažką sako, jis turi patvirtinti dokumentais, konkrečiomis savybėmis, kurios yra ištirtos ir turi būti dokumentas. Sertifikate visą laiką yra medžiagų savybių tyrimų protokolas. Jeigu jo jums neparodo... O geriausia visada, aš sakau, pirmiausiai reikia tikėti dokumentais. Ir ne tai, ką aš jums pasakau, ir ne tai, ką pardavėjas pasako, o jūs turit pareikalauti konkrečių dokumentų, kuriuose yra konkrečios medžiagų savybės. Jums reikia, kad per sieną nekeliautų oras jūsų pinigai sušildytas. Reiškia, turi būti medžiagų savybių tyrimo protokole, turi būti savybė laidumas orui, kiek to oro medžiaga praleidžia.
Ekovata nedaro tokių tyrimų už tai, kad tai yra kiaurai laidi orui medžiaga. Ką jie be pasakotų, iš tikrųjų tai nėra tiesa, kad galima naudoti be papildomo sandarinimo. Tai yra netiesa, taip negalima naudoti. Tai va šitas dalykas. Plius yra ten tie priedai, jie yra tikrai pakankamai žalingi žmogaus organizmui. Jie neturėtų būti naudojami be užsandarinimo pilno. Dabar kitas dalykas, jeigu jūs naudosit, pavyzdžiui, paprastą vatą, tai vėl su sandarinimu yra daug problemų, nes reikia tada plėveles klijuoti ir taip toliau, per laiką tai išsisandarina. Yra dar Tai vienas. va, tai nes vienas paimtim tą dalyką. Sienmedžiai seni, sienos kreivos, paprastos vatos nesudėsi. Būtent, va tas yra teisingai, jūs labai gerai pastebėjote. Tai dabar toliau sekantis, dabar poliuretanai. Apie poliuretanus vėlgi taip pat žmonės turi iliuziją, kad visi poliuretanai yra vienodi. Arba ten, sakykime, paimam atvirų porų poliuretanus, jų yra vos ne 100 rūšių ir pasirodo, kiekviena iš jų turi savo kitokias savybės. Ir jeigu mes nežiūrim į savybės, o galvojam, kad visi jie vienodi, tai tada pasiimam pigiausią ir gaunam labai komplikuotą rezultatą. Todėl, kad pigiausi poliuretanai, jie visada labai stipriai traukiasi, kada kinta temperatūra ir santykinė oro drėgmė. Tai žiemą šalta, vasara karšta. Pereina per šitos temperatūrų diapazonus ir susitraukia poliuretanai. Ir traukiasi, žinot, nuo kiek? Nuo 2 iki net 15%. Tai įsivaizduokit, Raimantai, jeigu poliuretanas traukiasi, pavyzdžiui, 5%, tai yra 5 cm per metrą. Jokia medžiaga tokios neatlaiko įtampų, jis skilinėja arba atsiplėšinėja nuo konstrukcijų ir išsisandarina. Ir tada šaltas oras pučia vėl kiaurai. Todėl šitaip vėl negalima rinktis medžiagos. Poliuretanų yra labai visokių. Tai ką aš galiu iš savo pusės jums patarti? Tai vienas iš tokių rimčiausių poliuretanų bendrai Europoje ir Lietuvoje tame tarpe, tai yra 2007 metų iš Kanados parvežta technologija, naujasis poliuretanas, kuris Lietuvoje pavadintas Gamo vardu. Gamo.lt yra toks puslapis, jūs galite įeiti, pasižiūrėti ten. Tie poliuretanai, kad ir atvirų porų poliuretanas yra su tokia smulkia porų struktūra, kad oras neprasiskverbia per tas poras, o vandens garai gali pasišalinti iš konstrukcijų. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūsų rąstai apipūtimo momentu būtų šiek tiek drėgnesni, jokių problemų tai nesudarytų, per tą medžiagą vandens garai išgaruotų, o šaltas oras prieiti jau negali. Jo, tai va čia yra unikali struktūra medžiagos ir plius, kad šita medžiaga nesitampo, jos susitraukimai prie kritinių sąlygų, net lauke -30, sakykime, susitraukimai gali būti maksimum 0,5%. Tai yra per metrą 5 mm, o ta medžiaga yra elastinga ir ji puikiausiai atlaiko netgi kelis kartus didesnius svyravimus. Tai va šitoj vietoj, kai aš rinkausi savo namui medžiagą, aš labai detaliai išstudijavau šitą medžiagą ir pasirinkau ją ir štai nuo 2013 metų iki dabar tikrai džiaugiuosi rezultatais. Tai va tuo galiu pasidalinti ir tikrai galiu patarti. Gamo.lt. Jo, pasižiūrėkit šitoje vietoje, tikrai vertėtų tuo dalyku pasidomėti. Tai nėra labai kažkokia ypatingai brangi medžiaga ar kažką, tai yra daugmaž rinkos sąlygom visai normali kaina, bet už tai jūs turėsit rezultatą garantuotą su 25 metų garantija ne tik tai medžiagų kokybė ir darbų kokybė, bet ir sandarumui. Tai va, tai iš mano pusės toks būtų patarimas. Ir tada jums nereikėtų jokių plėvelių visiškai, tiesiai ant rąstų pučiama medžiaga pilnai ir iš viršaus uždengiama apdailinė medžiaga. Viskas, daugiau jokių problemų. Dabar žiūrėkit. Jo, Raimantai, dar vienas dalykas, kad kada jūs karkasą darysit ant sienos, tą karkasą nekalkit tiesiai prie rąstų, o pakelkit ant kaladėlių. Kad tarp... Labai gerai, nes kada jūs prikalat tiesiai prie rąstų, toje vietoje, kur ten prikalat tiesiai, tada po apačia putos nepalys ir ta vieta lieka nesandari jau. Tada. Nes irgi man irgi šildyt. Tai galisi nekalbt tiesiai ant rąsto,
Arba krokodilų tų vadinamų, Labai gerai. Tai šaunu, arba gerai susigalvoju. kaladėlės prieš Jo. Nu va, jeigu matom po tašų vadinamų. Iš glėbės, nu tašų. nu va. Tai gerai, tai o koks panašiai namas jūsų didelis? Čia dabar, kur noriu šiltyti, tai nedidelis, 52 kvadratai tik tai. Aha, supratau. Tai nedidelis namukas. Tai tvarkoj, gerai, tai jums čia tikrai brangiai nekainuos labai, paims. Per vieną dieną jums atvažiuos, apipūs tą namą pilnai ir viskas. Ir galėsit iš karto daryti savo apdailą ir bus pilnas sandarumas jums. Bet atkreipiu dėmesį dėl viršutinės konstrukcijos sandarumo, tai noriu atkreipti dėmesį tikrai, pasižiūrėkit šitoj vietoj, kad lubos nepraleistų, nes paskui sakysit, va, apipūtė sienas, o man ten nelabai daug naudos. Tai jeigu lubos kiauros, tai sienos neišgelbės. Tai sienos, aš šiek tiek išgelbės, nes jeigu vėjas didelis, tai vietos nuolaidų šitą. Nu tą dalyką suprantu, tai aišku, tada taip, tada taip. Nu, Nu ką? sienos Gerai, Raimontai, sėkmės jums, geros dienos. atsija. Jeigu reikės kada nors, jūs visada mane galite surasti svetainėje sandarus namas, kaip vienas žodis, .lt. Gerai, jeigu Va. kas, Jo. susirašyti, bandysiu. Tvarkoje, sėkmės jums, viso geriausio. Viso.